Per pastaruosius metus grėsmės pasikeitė, tai kaip pat ir buvau minėjęs, kad jos tapo gudresnės, šiaip greitesnės, hibridų pavidalu gali eiti. Taip pat su metais bėgant, jau ne apie metus galim kalbėti, bet jau apie mėnesių, kad dirbtinis intelektas vis tobulėja, vis jisai tampa labiau, kaip sakius, gudresnis, dar kartą pakartosiu, ir protingesnis. Tai būtent tie visi vadinami įsilaužėliai, hakeriai naudojasi dirbtiniu intelektu. Pagrinde, tai kad automatizuoti visą tą įsilaužimą, dirbtinis intelektas gali tai greičiau padaryti ir visą laiką tą pakartoti. Nereikia žmogiško įsikišimo, kad, pavyzdžiui, ten, nežinau, daryti brute forcingą ataką, dirbtinis intelektas gali nuolatos sukti, kol galiausiai kažką tai prasuks ir įsilauž. Tai tokiu pavidalu pasikeitė, ir toliau tik tais dirbtinis intelektas tobulės, tai reikėtų žiūrėti kad tas ne tik tais gerina mums gyvenimą, bet taip pat ir gali ir pabloginti blogose rankose.